Pasaulio tradicinio karatė čempionatas šiais metais vyks spalio 24-25 dienomis, tai bus penktadienis, šeštadienis. Čempionatas vyksta Ženevoje, Šveicarijoje. Važiuoja 10 mūsų klubo, tai yra klubo Dana sportininkų. Lukas Zizas, tai yra Justė Baltrušaitytė. Lukas startuoja 18-19 metų amžiaus grupiai. Justė šiais metais jau startuoja suaugusių grupiai. Sukiesi. Ten. Tik ten. Lukas, šaunuolis, sportuoja. Iš tiesų irgi treniruojamės kartu ir yra su kuo dirbti per treniruotės, tai yra gerai, kadangi lygis panašus yra ir galim kartu tobulėti, kartu augti. Pasaulio čempionate startuoju Fukugo, tai yra kita ir paskui 1 prieš 1 rungtis, ir kumite, tai 1 prieš 1. Aš nesitikiu gal pirmos vietos, bet tikrai norėčiau kokį nors medalį. O šiaip visi sportininkai sveiki, be traumų ir manau, kad tikrai bus neblogi startai. Individualiai darysiu Godžiu Šyho šokatą. Viena iš ilgesnių, bet tikiuosi, viskas bus gerai. Stipriausios valstybės pasaulio čempionate, manau, kad yra brazilai, lenkai, ukrainiečiai. Tai yra tos 3 valstybės, kurios tikrai stiprios, jos metai iš metų, dešimtmečiais užima aukštas prizinės vietas. Ar karatė varžybose vieni kitų bijo, sunku pasakyti. Yra valstybės, kurios yra top 3, tarkim. Bet lietuviai po visų startų, mes startuojame 2003 metų, tikrai yra kotiruojami, laikosi top 5, manau, kad tikrai. Dabar tik distancija. Gali būti lėčiau, gali būti netokia presija, aiškiai įtaikyti. Išeinu su žmogum, išeinu su juo, sakykime, kumite kovoti. Aš negalvoju, ar man baisu ar nebaisu, tiesiog stengiuosi susikaupti, susikoncentruoti į kovą ir neanalizuoti, ar ten lenkas, ar rumunas, ar dar kas nors. Dana sportininkai važiuos į čempionatą tikrai gerom nuotaikom. Manau, kad netgi laukia tos kelionės, nes kelionės susidės iš skrydžių, važiavimų, mašinomis, pakeliavimų. Tai čia yra tokia pridėtinė vertė sportininkams. Savaitę laiko jau nebedaug, bet jaučiuosi iš tiesų gan ramiai. Išeisiu, startuosiu ir žiūrėsiu, kas bus. Gražu, kalnai, manau, kad pasižiūrėsim ir bus viskas gerai.